Treneri, pirmas kėlinys buvo šiek tiek sunkesnis, po to į rungtynės puikiai atrodo įsivažiavot irgi, ką pakeitėt antram kėliniui ten? Pirmas kėlinys buvo ne šiek tiek sunkesnis, pirmas kėlinys buvo tragedija. Kaip sakyt, būkim biedni, bet teisingi. Mes nieko nepakeitėm, tiesiog antram kėlinį mes pradėjom laikytis rungtynių plano, kas mums yra gyvybiškai svarbu, kad galėtume kovoti su tokia komanda kaip Vilkaviškis. Ir jo laikėmės tiek gynybai, tiek puolime. Ir treneris laimingas, kada komanda jo klauso. Ir svarbiausia, kad ir žiūrovai laimingi, kada komanda klauso trenerio. Įveikėt sezono lyderius ir apskritai puikiai sezoną pradėjusią komandą. Ką tai sako apie jūs pačius visų pirma ir potencialą galbūt komandos į priekį, kiek ją tikite? Mums tai sako tik tai tiek, kad mes toliau turim sunkiai dirbti ir negalim daryti tų vaikiškų klaidų, kurių dar pas mus yra labai daug. Ir labai paprasta, mums užteks tik tais, kaip sakyti, nebeklausyti trenerio ir nebedaryti tų visų detalių išpildymo tiek gynyboj, tiek puolime. Ir kitą kartą mes galime Vilkaviškio gauti 30 taškų. Koltu Jangas ir Gediminas Mokšeckas šiandien dviesi išmetė daugiau metimų negu likusi komanda. Ar jiems yra leidžiama imtis ant savęs va tokiose situacijose, ar tiesiog akcentas yra žaisti per juos? Ir tas klausimas yra tas pats. Ta pati klausimą uždai. Jie yra mūsų geriausi metikai. Ir šiandien jie abudu sudėjus iš 22 pataikė 2 tritaškius. Tai iš vienos pusės, kaip sakyt, jiem bloga diena, bet iš kitos pusės aš laimingas, kad mes net jiems nepataikant sugebam laimėti. Mindaugas Motuzas šiandien sužaidė rezultatyviausias ir naudingiausias rungtynes apskritai per savo karjerą Urbo nacionalinėje krepšinio lygoje. Jis naudingas jums visur ir aikštėje ir už jos ribų. Jeigu reikėtų išskirti, aikštėje daugiau naudos duoda ar ant suolelio patarimais? Aš stebiuosi, kaip jis sugeba daryti ir tai, ir būdamas mūsų geriausių žaidėjų, kas beje šiai dienai taip yra. Mindaugas Motuzas yra mūsų geriausias žaidėjas šiai dienai. Ir jis sugeba netgi dar žaisdamas, kaip sakyt, padiskutuoti su manim apie taktinius sprendimus. Tai aš labai žaviuosi juo ir esu dėkingas, kad jį turime. Tai ačiū ir sėkmės sezone.